Sveiki! Kelias į ralį prasideda ne tik nuo greičio. Pirmiausia, jis prasideda nuo išbandymų, tiek fizinių, tiek vidinių. Aš ralistė, tai kaip galiu pasakyti, realiai išskirtinis projektas. Turėjai tiesiog gauti tokią galimybę jame sudalyvauti. Tikrai ne kiekvienam pasitaiko, ne kiekvienas pasiryžta, reikėjo daug ryžto. Galvojau, kad čia bus tiesiog paprastas projektas, bet pasirodo čia daug stipriau negu tai. Tai yra labiau ir apie draugystę, ir apie taip, kaip turi surasti savo tą vieną šturmanę arba driverę. Labai daug reikia pasitikėjimo savimi, tai tiesiog labai ištvermingiam žmonėm projektas. Tikrai reikia daug ištvermės, nepasidavimo ir pasitikėjimo savimi. Projektas Aš ralistė artėja prie vieno svarbiausio etapo. Po kelių mėnesių atrankų, mokymų ir įvairių užduočių dalyvė susiduria su vis rimtesniais išbandymais. Praėjusį savaitgalį jų laukia dar viena intensyvi diena, skirta patikrinti ne tik fizinį pasirengimą, bet ir vidinį tvirtumą. Diena prasidėjo neuropraktikos užsiėmimais. Autosporte labai svarbu koncentracija, greita reakcija ir gebėjimas išlikti ramiai, net kai viskas aplink greitai keičiasi. Nesu ralistė, keliuose neraliuoju. Bet kai pirmą kartą, kai išgirdau ar ne apie šitą projektą, tai pagalvojau, o geras, ne, reiškia, kažkokia ta sritis, kuri dažnai yra nurašyta kaip vyriška tokia sritis, ne, kaip ir krepšinis dažnai, ne, ten vyriškas atrodo, bet yra moterų komanda, kuri labai gerų rezultatų pasiekia. Tai aš manau, kad čia irgi toks fainas iššūkis. Ir aš manau, kad merginos, kai kurios tai yra labai stipriai pasiruošę. Ir, man atrodo, gerų rezultatų parodys. 8 metai aš dirbdama, aš matau, kaip yra smagu matyti virsmus, matyti, kaip žmonės atranda savo naujas spalvas, savo naujus kažkokius kampus, ne, kur netikėjo, kad kažką tai gali sukurti kartu. Tai mes šiandien pažiūrėkit, kiek mes gražių dalykų sukūrėm. Tai faina. Kad galima padėti žmonėm pažinti save, ne? Šita metodika yra apie savęs pažinimą, jinai yra. Tai visada yra labai smagu, kad dar buvo galimybė prisiliesti prie žmonių, to vidinio pasaulio, nes per spalvas mes keliaujame į jų vidinį pasaulį ir ten tu gali atrasti tai, kas džiugina, ne? Bet gali atrasti ir tai, kas tave baugina. Visko tu ten gali atrasti. Tai man buvo šiandien labai gera, kad dalyvės leidosi į tą vidinę tokią kelionę ir kiekviena pasiėmė turbūt tiek, kiek galėjo, nes galim pasiimti tiek, kiek galim, ne daugiau, ir tiek, kiek šiandien galiu. Ne, ir aš nežinau, kas bus rytoj ir nežinau, kas bus po mėnesio. Ne, ir galbūt va, čia šiandien kažkuriai iš jų gal bus tas momentas, kai, žinai, atrasti save naujai. Per šiuos pratimus merginos mokėsi valdyti dėmesį, greičiau reaguoti ir išlaikyti susikaupimą. Bet kartu atsiskleidė ir jų charakteriai. Kai kurios natūraliai ėmėsi iniciatyvos, rodė lyderystę, kitos atkaklumą. Bandė dar ir dar kartą, kol pavyko. Buvo ir tokių, kurios jautė komandą visomis širdimis, palaikė kitas, stengėsi, kad visoms sektųsi kartu. O kai kurioms tai tapo priminimu. Autosporte svarbu ne tik individualūs gebėjimai, svarbu mokėti pasitikėti komandą. Pamačiau daug spalvų. Ne tik piešiniuose pamačiau, bet pamačiau ir dalyviuose, ar ne, kiek jos daug turi spalvų. Pamačiau, kad kai kurios spalvos dar nematomas, kai kuriom dar reikia laiko atsiskleisti, kai kurios jau labai ryškios, ne? Tai smagu buvo iš tikrųjų stebėti virsmus, nes per tas 2 valandas aš šiandien ir virsmų pamačiau, transformacijų, tai visada labai džiugina. Ne? Kaip ten suveikia viskas, ne vienas Dievas žino, bet tai veikia. Po darbo su spalvomis merginų laukia dar vienas išbandymas – fizinių jėgų patikrinimas sporto salėje. Sportas sveikata, sportas varo į priekį, tik pirmyn. Sužinai savo fizinės galimybės. Žiauriai fain, belenkai. Viskas pasiekiama su labai daug dėto darbo. Ir neturi būti lengva. Reikia tik norėti, eiti po truputį, užsibrėžti ir dirbti.
tikslas būti sveikai, tai reiškia vienas iš tikslo siekimo yra save priversti judėti, bet tai nebūtina salė. Judėjimas yra kasdieninis, nuo žingsnių rinkimų iki mėgstamo ir malonaus sporto sau, nes jo yra daug. Merginų fizinį pasirengimą vertino irklavimo trenerė Dalia Vaičikonienė. Ji puikiai žino, kad aukšto lygio sporte svarbi ne tik jėga. Nemažiau svarbi ištvermė, judėjimas ir stiprus charakteris. Bet šiaip jos didžioji dalis pasakė, kad nesportuoja, kad jom čia buvo vienintelis krūvis, kad kitos sėdimą darbą, kad viena išėjau tualetą ir girdžiu, aš visą kitą dieną aš gulėsiu lovai. Po šito painės kažkaip, sako, gal man reikėtų ir pradėti sportuoti. Kaip jas pačias paveiks tas? Nes mes irgi, kad tai aš tai pirmą kartą tą, bet pradedi galvoti, ką ir mes pasigalvom, pasidėliojom. Tai labai vairas patiko. Jau čia tai arti ralio. Turi kūnas dirbti, turi jaus, turi būti tvirtas, turi būti koordinuotas. Kaip apie šaliukus nebeaiškinau, nes jau panika buvo, nes jau ten kitom net neužšokti, bet apie tai, kad užšokti ir kad nesigirdėtų, ir yra kūno kontrolė. Kaip tu gali streso metus kontroliuoti, suimti savo kūną, o ne būti... bet čia žodžiu, čia kažkas pamatė, jūs pamatė, čia yra, turit labai fainas, šiaip tai labai fainos moteris, tikrai smagu, kad tiek turit norinčių ir tikrai matos norintis, o jau čia jūs patys spręsit. Sporto salėje merginų laukia įvairūs pratimai – jėgai, koordinacijai, ištvermiai, kartais pritrūkdavo kvapo, kai kam jėgų, bet būtent tokiose akimirkose matosi tikrasis ryžtas. Tikiuosi, kad vyras leis pamiegoti ilgai ir saldžiai, kai grįšiu. Kaip manai, kitų šiandien sekėsi? Piešti geriau negu sportuoti. Nors galvau, kad su dailė prastai. Bet turėjai 1,5 mėnesio pasitreniruoti. Kokį įgūdį labiausiai lavinai? Labai savo sunkus klausimai. Aš pati esu sportiška, pati ruošiuosi atsakingai. Šiais metais noriu išbėgti savo pirmą maratoną. Tai irgi toks kaip ir ištvermės reikalaujantis dalykas. Tas pats, kas ir ralis, ten irgi reikia ištvermės, tiek sėdint prie vairo, tiek važiuojant tose pačiose ralio varžybose, kai tu važiuoji 12 km ir ten irgi reikalauja tiek ištvermės, tiek susikaupimo, tiek vidinės ramybės, tiek su šturmane ar šturmanu susikalbėjimo, kad nesusipyktų vienas su kitu, tai irgi tam tikrai yra dalykai. Po intensyvios treniruotės merginos pripažino, lengva tikrai nebuvo. Tačiau tokie išbandymai leidžia geriau suprasti, ką iš tikrųjų reiškia ruoštis autosportui. Aš norėjau šitos patirties, šitų žinių, šitos praktikos, aš jos labai norėjau ir aš labai džiaugiausi, kad buvo paskelbtas toks projektas moterim ir net nebuvo kitų minčių, tikrai iškart paėmiau, užsiregistravau ir tiesiog noras pažinti, pačiupinėti ir pasižiūrėti, su ko tai valgoma. Po šiandienos pasikeitė? Tai, ką pirmai matėte? Taip, pasikeitė. Į geresnę pusę pasikeitė ir prieš tai nebuvo blogojoje pusėje, bet pasikeitė dar labiau į tą pozityvesnę, geresnę pusę, nes tikrai tu nesi vienas lauke karys. Labai svarbu komanda, susitikimas, susiklausimas ir tie bendri dalykai. Pirmoji dalis tokia buvo, kur aš iki šiandien net nežinojau, ką reiškia tokia specialybė ir ko apskritai tikėtis ten nuėjus. Tai iš tiesų nustebino gerąją prasme, privertė kai kur susimastyti, bet ir taip pasipalaiduoti. Ir aišku, šitą antroji dalis, tai privertė pajudėti, kur rankelės skaudės, nežinau, kaip čia į varžybas po kelių dienų. Pasikeitė tai, kad atsirado didesnis bendrumas su kitomis dalyvėmis. Tai jeigu kalbant apie iš tokios kolektyvinės pusės, tai tikrai labai faina, kad buvo šitas užsiėmimas, kad teko ir daugiau pabendrauti, nes ankstesniuose užsiėmimuose buvom tokios labiau individualesnės gal ir mažiau to bendravimo buvo ir bendrumo tokio, tai labai patiko šitas. Toms, kurioms eis toliau, šiaip galiu palinkėti visoms, kas dalyvavo, kas ir nebeeina čia, visoms moteriams, kurios nori įsivelti į autosportą ir ne tik moteriams, nelaukti kažkokio projekto, o jeigu nori, tai reikia. Kam reikia laukti kažkokio projekto, kad eiti? Ne, jeigu nori, tai reikia.
Man nesvarbu, ar aš pateksiu ar nepateksiu, aš tik eisiu. Aš tik važiuosiu, aš vis tiek dalyvausiu, aš tik ten būsiu. Nes aš noriu. Tai va, galiu pasiekti tik to, kad jeigu nori, tai reikia nelaukti kažko iš dangaus. Nieko nekeičiu, nes iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pradėjau dalyvauti šitam projekte. Iš pradžių buvo tokių klausimų, kaip čia viskas bus, nes moterų daug, norinčių daug, kaip čia viskas klostysis, nes yra tokių, kurios turinčios patirties, yra tokių, kurios visai neturinčios patirties, bet viskas kažkaip natūraliai, kas nenorėjo, kas nerimtai žiūrėjo, atsisijojo. Ir paskui, aiškus, tie vertinimai visi buvo. Tai šiandien mes čia, kol kas nieko nekeičiu tikrai. Per visą šitą laikotarpį, per visus metus mane veda labai didelis užsispyrimas, noras ir tikėjimas, kad aš galiu. Ir netgi šiandien aš atvykau žinodama, kad aš tikrai negaliu visko padaryti. Ir buvo užduočių, kurių aš net nedariau, nes man neleidžia galimybės dėl operacijos buvusios. Bet vis tiek atėjau su tuo noru ir tarsi pasakymu, kad aš galiu. Ir jeigu negaliu bėgti, tai nueisiu. Jeigu negaliu eiti, nušliaušiu. Bet atsirasiu ten, kur noriu būti. Autosportas svarbu ne tik greitis. Labai svarbu ir aiškus vaidmenų pasiskirstimas automobilyje. Todėl merginų paklausiau, ar jos labiau mato save vairuotojos ar šturmanės vaidmenyje. Ar tiesą sakau, kad pirmai norėjai būti tik šturmanė? Gal dabar pakeitei nuomonę? Ne, aš kažkaip net nebuvau nusprendusi ir gal ir vairuotoja, manau, labiau netgi norėčiau būti. Tai bet žiūrėsim, kaip iš viso bus, gal teks atsisveikinti šioje salėje. Kaip toliau? Tai va, pažiūrėsim rezultatai, ką parodys. O jeigu viskas gerai, tai tada jau pasitelksim į pagalbą dėdės, kurie išmano gerai. Dėdės skamba labai įdomiai. Pažiūrėsim, kas jie tokie. Labiau norėčiau aš vairuoti. Nenorėčiau skaityti, nes dažniausiai mane supykina, jeigu aš nuleidžiu galvą. Tai geriau būtų, kad vairuočiau. Bet šturmanu pasitikėčiau, kadangi vis tiek susidirbtumėm, galbūt susitiktumėm ir kartu padirbėti, kad vis tiek būtų tas užtikrintumas. Labiau norėčiau vairuoti, nes su ta intencija atėjau į projektą, bet kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad ir šturmanavimas būtų nereali patirtis. Tai neprieštaraučiau, jeigu gaučiau tokį pasiūlymą ir tokią galimybę. Tai labai sunku pasakyti, nes jeigu vairuočiau, turbūt norėčiau vieno žmogaus šalia savęs, jeigu šturmanaučiau, šiek tiek gal į kitokius parametrus žiūrėčiau kolegos, tai gali būti ir taip, ir taip. Gal šturmanaučiau visai. O padainuosi? Tai šturmanaudama, taip. Jo, aš būčiau ta šturmanė, kur galėčiau padainuoti dar prie to pačio, jeigu nuotaikytės jau nebebūtų. Norėčiau labiau galbūt ir vairuoti, bet šturmanavimas, kadangi esu kelis kartus bandžiusi, man irgi visai prilimpa ir patinka ir manau, kad pakankamai sekasi, bet labiau širdelė krypsta į vairuotojo sėdynę, aišku. Po šių atrankų projektas žengs į naują etapą. Iš visų dalyvių liks 10 stipriausių merginų, kurios bus suskirstytos į ekipažus. Jų laukia mini ralio etapas, vieta, kur pirmą kartą teks parodyti, kaip jos sugeba dirbti kartu automobilyje. Matytum šalia savęs sėdinčią damą, jeigu jūs važiuojate? Matyčiau ne visas, tikrai ne visas, nevardinsim pavardėm, bet matyčiau. Yra tikrai merginų, man atrodo svarbiausia, jeigu kalbant iš vairuotojo pusės, tai pasitikėjimas ekipaže turi būti būtinai savo šturmanu praktiškai besąlygiškas. Tai negali bet kas su bet kuo susijęs tik ekipažą, manau. O svarbiausia, kad būtų apskritai bendras supratimas apie lenktyniavimą, apie varžybas, apie ralį konkrečiai iš visų pusių. Ir kad čia būtų bendras suvokimas ir čia negali žmogus iš gatvės atėjęs ir neturintis čia tos gyslelės kažką tai sukurti. Tai norėtųsi šalia savęs žmogaus, kuris tuo pačiu gyvena, kvėpuoja ir turi suvokimą, tą gerąjį supratimą, o ne šiaip. Būtent ten ir paaiškės, kurios pasiruošusios žengti dar vieną žingsnį į ralio pasaulį. Dabar apsvarstyti, padaryti namų darbus, turbūt gal reikėtų daugiau pasiruošti iš sportinės pusės. Ir pailsėti. Gražios dienos, smagaus savaitgalio ir iki kito karto. Tai kolegė svajoja apie tą patį ir stotelė pirma bus Circle K su krūva plaktos grietinėlės, nes jaučiamės, kad nusipelnėm. Ne mano vienos noras.